Iš tiesų, turbūt pastebėjote, kad praeisiais metais mūsų festivalis vyko rudeniop, bet buvo sugalvota, kad visi, kuriems yra įdomus elektromobiliai, o mes čia susirinkę nuoširdžiai tikim, kad tokių žmonių daugėja, nes ir elektromobilių vairuotojų daugėja, mes galvojam, kad patogiau yra kartu su Ignitis lenktynėmis, pažink Baltijos pajūrį, jau ir tos lenktynės išsiplėtė ir mūsų renginys e-judėjimo festivalis plėsis. Ir aš jau dabar noriu pradėti kalbėti su mūsų ekspertais. Iš tikrųjų, prieš tai, tiesiog noriu atsiliepti pirmiausiai prieš tai skambėjusią diskusiją apie tai, kad bijo vartotojai, kad nežino, kiek kilometrų jam liko nuvažiuoti su baterija. Turiu draugų šeimą ir labai juokinga istorija susiklostė. Ta draugė važinėjo dizeliniu BMW ir pamirždavo įsipilti dizelino visą laiką. Dega lemputė, jinai skuba namo, dizelinas baigėsi. Sakau, turite elektrinę, pirkite elektromobilį. Ir jie nusipirko, tiesa, draugas nusipirko įkraunamą hibridą, o ji, moteris, nusipirko Makaną elektrinį. Tai visiškai elektrinis automobilis ir nė karto nebuvo, kad jai baigtųsi elektra, nes stotelė namuose, stotelė darbe, automagistralė į Palangą. Va čia mes ir artėjom prie temos, kurią dabar pradėsime kalbėti. Automagistralė ir ne tik automagistralė keičiasi net pažįstamai. Tai galbūt pirmiausia Aurimui, kreipsiuosi Aurimą, bet be abejo mes galim čia visiškai laisvai kalbėti ir vienas kitą papildyti. Skeptikai visą laiką turbūt sakys, nėra kur įsikrauti elektromobilio, didelės eilės ir iš dalies tai yra tikrai tiesa, esam tą patyrę, kad reikia laukti. Tačiau kaip pasikeitė įkrovimo tinklas per 24 metus, 23 galbūt, nes mano akimis tikrai vaizdelis kitoks. Tikrai, kardinaliai iš tikrųjų pasikeitė. Atsimenu, kai pradėjom dar ir ministerijų čia šitą failą judinti ir su kolegom bendraujant dar prieš kokius gerus 5 metus elektromobilių stotelių viešai prieinamų tokių buvo apie 200, turbūt kažkas tokio, panašiai. Tai dabar žiūrim, ką turim šiandien, 2500, realiai, prieigų galbūt, ne stotelių, bet prieigų, bet realiai 5 metai, 10 kartų skirtumas. Manau, skaičius tikrai pakankamai puikiai iliustruoja, kokie tie pokyčiai. Turim registruotų apie 60 įkrovimo operatorių. Tai realiai tokiai valstybei mažai, iš esmės, toks skaičius tikrai įspūdingas ir jisai nuolat pildosi. Tai tas tik tai patvirtina, kad yra ne tik plėtra vykdoma, bet yra ir konkurencija. Iš esmės, tai visi operatoriai turi pasispausti, nes reikia konkuruoti dėl vartotojų. Tai, manau, tikrai labai geras ir sveikintinas dalykas. Na ir galima pasigirti, kad iš tikrųjų lyderiaujam tarp kaimynų. Tai tas visą laiką labai svarbu pabrėžti ir smagu tą pabrėžti. Na ir vis daugiau matom atsidarančių įkrovimo parkų. Tai iš tikrųjų įkrovimo parkai turbūt yra ta nauja tendencija, kuri ir vartotojų požiūrį keičia, kaip elektromobilis gali būti įkraunamas ar ne ir tuo pačiu neapsunkint tau dienos, kas, sakykime, anksčiau tas mitas buvęs, kad, važiuoju su elektromobiliu, sustosi pasikrauti, viskas pusę dienos ten sugadinta. Manau, senai jau paneigtas mitas ir iš esmės plėtra vyksta tikrai į priekį ir reikia pasidžiaugti. Elektromobilių parkai ir konkurencija. Iš jūsų atsakymo 2 frazės man įstrigo. Vienas kitą be abejo galite papildyti. Pirmiausia, paaiškinkim, kas yra elektromobilių parkai. Mes jau čia artėjom prie tos koncepcijos, kad elektromobilių atvažiuoja į įkrovimo stotelę panašiai kaip vidaus degimo variklių varomo automobilių į degalinę. Kažkaip taip? Tokia vizija. Aš gal papildysiu šiek tiek. Tai turbūt taip. Jeigu norim išsiaiškinti, kas tas įkrovimo parkas, tai taip. Tai be abejo lokacija, kurioje yra turbūt minimum kokios 10 įkrovimo prieigų, kokios 5 stotelės ir daugiau, kur vairuotojui keliaujant iš taško A į tašką B jam nereikia galvoti, ar ta vieta, ar ta lokacija bus užimta, ar ten bus eilės, ar reikės laukti, o tiesiog, žinai, atvažiuoji, įsikrauni ir važiuoji toliau. Tai didelė galia, daug prieigų ir mažai laiko
kuris turi būti praleistas įsikraunant, nes dažniausiai ten irgi yra tikslas, kad į tokią vietą atvykus, vat, kaip pavyzdys mūsų įkrovimo parkas Palangoje, kur kaip tik prieš vasaros sezoną jį šiek tiek ir atnaujinom, turime dabar vien tik tais itin didelės galios įkrovimo stoteles ir, sakykime, su 10 ar mažiau procentų baterijos atvykus į tą parką 15-20 minučių 80% jau gali būti baterija užpildyta ir važiuojam į sekantį miestą arba tęsim savo kelionę kur patogu. Tai tokia nauja realybė. Na, apie Palangą labai teisingai pasakė, teko eksperimentą daryti, įsikrauti iš Vilniaus į Palangą, Palangoje įsikrauni elektros ir visą Latviją gali pervažiuoti paskui. Tai labai patogu. O apie konkurenciją, ar pažygnytis, ar jaučia kitų operatorių konkurenciją, nes aš, aišku, kaip Facebook vartotojas matau, kad Ignitis sako, štai šiuose stotelėse dabar akcijinė kaina, važiuokit ten įsikraut. Čia vėlgi man degalinių logika, aš ir benzingalvis, ir elektrogalvis, tai man susiveda tas į vieną. Labai panašu, kad konkurencija vyksta. Kokios dar formos? Konkurencija yra sveikas dalykas, laimi galutinis vartotojas, faktas, esam didžiausias įkrovimo operatorius Lietuvoje ir didžiausias greito įkrovimo operatorius Baltijos šalyse. Natūralu, tikrai ateina, sakykime, ta konkurencija čia į Lietuvą, mes plečiamės kitose šalise, kur irgi specifiškai kaip naujam operatoriui tenka taikyti kitokią kainodarą. Bet manyčiau, kad faktas tos kainos dažnai būna taikomas, kad pirmą priminti ir parodyti, kad turime naujas vietas, naujus įkrovimo taškus žemėlapyje, kad tiesiog būtų lengviau atrasti ir žinoti, kad ne tik, sakykime, Vilniuje, Nordikoje galima įsikrauti, bet galima įsikrauti ir miegamųjų mikrorajonų lokacijose, iki Šeškinė, ar kažkur tai būtent Jeruzalėje, ar netgi kitose miestuose. Tai tos akcijos dažniausiai yra tam, kad parodyti, kad sveiki, mes esame ir čia, ir čia, ir čia. Aišku, be abejo, pasiūlyti tą geresnį sprendimą. Tai gale dienos kaina, faktas, žaidžia tuo metu, kai norim turėti daugiau tų klientų savo krepšelėje. Matom, kad tas krepšelis auga, turbūt darom viską teisingai. Neišvengsim tos temos, kad Ignitis On programėlė veikia visose Baltijos šalyse, tą mes išbandyti galėsim taip pat ir jūs dalyvausite elektromobilių varžybų metu. Bet jeigu mes bandytume palyginti dabar Lietuvą, nes sakėm, kad galim pasigirti skaičiumi įkrovimo stotelių, jeigu kokybiniais parametrais, kuo mes dar išsiskiriame šiame kontekste, nes, sakykime, kokia nors Suomija išsiskiria, nes greito įkrovimo stotelių dinamika yra štai tokia. Mano asmeninis įspūdis, kad kokioje nors Latvijoje nuvažiavus įsikraut dažniausiai gausi geriausia atveju 50 kW. Pas juos man taip atrodo, bet jūs mane papildykit, pataisykit, dominuoja tokia galia. Lietuva, ypač per pastaruosius keletą metų, žengė spartų žingsnį greito įkrovimo stotelių augimo linkme. Gal aš iš savo pusės, kaip įsivaizduoju, greita ne visada geriau, turbūt žiūrint į tą plėtrą visą, ar ne, nes vartotojas sėkmingai gali įsikrauti elektromobilį ten, kuris tiesiog jį dažniausiai palieka. Darbe, namuose, atvažiavęs į prekybos centrą, jeigu ten yra užtektinai taškų visiems vartotojams, tai tas greitis iš esmės turbūt didelės įtakos nedaro, nes greitis apkrauna tinklus, nes, aš jau kalbu kaip energetikos ministerijos atstovas, tai mums labai svarbu, kad ta visa infrastruktūra jinai būtų ne tik tai, kad išplėtota, bet tuo pačiu ir tinkamai integruota į elektros tinklą. Tai reiškia, kad greitos stotelės turėtų būti ten, kur jų tikrai reikia. Tai yra pagrindinės arterijos, greitkeliai, magistralės, kur žmonės turi važiuoti greitai, sustoti trumpam, užkasti, pasikrauti, tęsti kelionę toliau. Visos kitos vietos iš esmės puikiai tinkamos ir vidutinio, gal netgi kartais ir lėto krovimo stotelės, puikiai tinka ypatingai namuose, derinant su saulės elektrinė ir kitais technologiniais įrenginiais šiai dienai prieinamais. Tai manau, turėtų būti tas balansas, kuris leistų viską subalansuotai ir pamatuotai gyvendinti. Na, kokia šiuo metu Lietuvoje pagrindinė plėtros strategija? Labai gerą temą palėtėt. Ten, kur reikia, bet kur tada reikia? Ar labiau reikia
prie prekybos centrų, ar galbūt kažkokiuose tokiuose gyvenamosios rajonuose prie apšvietimo stulpų, ar greitkeliai mano minėti, kur dabar yra didžiausias iššūkis ir didžiausias poreikis? Na, mes tikrai matom, kad yra poreikis vis dar ir greitkeliuose turėti tas stoteles, nes tas tinklas nėra pilnai padengtas. Mes, žinoma, čia galim pasidžiaugti, kad turim daug naujų parkų, plėtra vyksta, bet yra vietų, kur tikrai reikėtų dar pasitemti. Tikrai problematiką matom šalia daugiabučių namų, ypatingai šalia tų taip vadinamų senos statybos daugiabučių namų, kur yra nesuformuoti sklypai, kur gyventojai turi ribotas galimybės iš esmės patys savarankiškai įsirengti tas stoteles, kur natūraliai ir istoriškai ir tinklų pajėgumai yra riboti. Tai tose vietose mes galvojam, kad reikėtų ieškoti alternatyvių sprendimų. Tai vat jūsų paminėta įkrovimo taškai tuose pačiuose apšvietimo tinkluose vienas iš galimų sprendimų, nes apšvietimo tinklai ir stulpai yra dažniausiai šalia daugiabučių namų kiemų, tai tikrai dalį gyventojų jie gali aptarnauti, bet yra tokios vietos kaip prekybos centrai, parduotuvės, tos pačios paprastos maisto prekių parduotuvės, kurios turi aikšteles, ar ne, kurios naktį, pavyzdžiui, nėra pilnai išnaudojamos, tai turbūt ta business to business konceptas šitoje vietoje gali pasitarnauti ir verslas tikrai gali čia rasti sutarimus turbūt, kaip galėtų įsijungti šitą procesą kartu bendradarbiaujant. Aš dar Aurimo šiek tiek papildysiu. Kas tinka viskam, netinka niekam. Čia būna tokia irgi diskusija. Sutinku, taip, prie gyvenamųjų daugiabučių reikėtų tos infrastruktūros, bet jos nepakanka, nėra pakankamai apšvietimo atramų ir panašiai. Jeigu aš gyvenu kaip pavyzdys, nežinau, ten kažkuriame tai mikrorajone, parduotuvė ten vienokia ar kitokia yra, nežinau, už 600 metrų ar toliau, tikėtina, aš nepaliksiu automobilio, nepėdinsiu namo pėsčiom, aš norėčiau, kad tiesiog grįžtant iš po darbo, sustojant parduotuvėje, per tą laiką įjungdamas į DC arba tą vadinkime greito arba itin greito įkrovimo stotelę, per tą laiką man įsikrautų automobilis, nes kur šiai dienai turbūt mes turim tą iššūkį, turim labai daug daugiabučių, prie daugiabučių yra iššūkis netgi ir dabar šiaip atrasti laisvą parkavimo vietą bet kuriam automobiliui. Jeigu ta vieta būna išskiriama elektromobiliui, tai kartais būna ir užparkuojama, vyksta karai ir kovos ir nubraižytos durelės su raktais. Tai dėl to tas business to business jis egzistuoja, jis vyksta ir mes matom, kad ta infrastruktūra turi taikytis prie vairuotojo poreikių. Tai jeigu aš turiu, sakykime, apsipirkimo rutiną po darbo 2 kartus per savaitę prekybos centre ir man apsipirkimas trunka 10-15 minučių, lėta stotelė neišgelbės, neįsikrausiu labai daug kilovatvalandžių ar tų kilometrų, bet greita jau ir leidžia man tuomet likusią savaitės dalį kaip ir pravažinėti. Tai tas toksai dažnas realiai įsikrovimas greitam tinkle jau tuomet irgi yra vienas iš sprendimų, kai ta infrastruktūra atsiranda prie prekybos centrų. Arba prie kitų vietų, kaip pavyzdžiui kino teatras, centras, kur atvažiuoju galbūt verslo pietums su kolegom pasėdėti, pasikalbėti ir tuomet matau, kad jau reikia man iš Vokiečių gatvės važiuoti, nes nemokamas parkingas baigėsi po tos valandos. Na, iš tikrųjų, Lietuva, dar Aurimui klausimas papildomas, Lietuva eina kuriuo keliu, kaip jums atrodo, ar pirma višta, ar pirma kiaušinis, ar pirma infrastruktūra pradėjo vystytis, ar valstybė pradėjo skatinti elektromobilių atsiradimą. Aš tik priminsiu labai įdomų faktą. Pirmoji elektromobilių stotelė, galbūt jūs prisimenat, prie energetikos muziejaus atsirado 11 metais. Man atrodo, labai seniai jau pirmoji stotelė. Aišku, tokių stotelių dabar nedaug kitokios dominuoja. Tai pirma višta ar pirma kiaušinis? Elektromobiliai ar infrastruktūra? Kuriuo keliu Lietuvoje, kaip jums atrodo? Bent jau lengvųjų transporto priemonių segmente turbūt tas klausimas jau buvo atsakytas iš esmės, infrastruktūra jau, sakyčiau, aš bent jau aplenkė tą transporto priemonių plėtrą ir čia reikėtų turbūt dėmesį skirti jau ir į vartotojų, elektromobilių naudotojų skaičiaus auginimą.
nes infrastruktūra vis tik yra sudiegta, ją reikia išnaudoti kiek įmanoma efektyviau, nes dabar tie patys parkai ar stotelės ir viešos jos pakankamai nedideliu efektyvumu išnaudojamos, tai faktas, kad reikia plėsti transporto priemonių parką vienareikšmiškai. Na, stotelės turbūt piko metu, tai visuomet piko metu matosi ir atrodo, kad trūksta, bet kai ne sezonas arba ne piko metas, tai taip jos tuščios yra. Nors turiu apie tą pačią Suomiją, svajonių šalį ir laimingų žmonių šalį pasakyti, kad važiavau šaltą žiemą per Suomiją, per Laplandiją. Daugybė tuščių greito įkrovimo stotelių stovi, nieks nekrauna, jų yra gerokai daugiau negu automobilių. Apie 5%, man atrodo, dabar kažkas tokio išnaudojimas stotelių, tai daug ką pasako iš tikrųjų, nes tu turi užsirezervavęs galę, bet tu realiai 5% laiko ją naudoji. Tai. Dar... Truputėlį dar papildysiu. Taip, faktas, šiai dienai, jeigu ten... Bus galima, bus. Jeigu sprendžiam tą vištos kiaušinio klausimą, tai ta dalis jau atsakyta, tikrai taip, infrastruktūra pirmaujanti ir rodo tą pavyzdį. Tikrai automobilių šiai dienai yra ženkliai mažiau, man atrodo dabar lyg ir energetikos agentūros ten statistika, kad 9 elektromobiliai per vieną įkrovimo prieigą. Tai, sakykime, kai bendras galbūt kartais ir vakarų Europos vidurkis būna apie 25-30 elektromobilių vienai įkrovimo prieigai, tai tikrai matosi, kad tas kiekis keliais kartais Lietuvoje yra mažesnis, kas reiškia, kad infrastruktūros yra daugiau. Ir natūralu, kad jeigu mes matom tą elektromobilių augimą, grinųjų ypač elektromobilių, netokį spartų, reikia visada pagalvoti apie tą papildomą skatinimą ir iš gal nepopuliariosios pusės, nes subsidijų turim, duodam nuolaidas įsigyti ir verslui, PVM atskaitos ir lengvatos, o ką daryti, jeigu aš vis tiek važiuoju su tuo taršiu automobiliuku ir vargo nematau, kaip tą gyventoją šiek tiek, pakreipti į tą ekologiškumo pusę. Čia yra dilema. Gal eiti norvegiškų kelių, logika labai paprasta, taršus moka, netaršus nemoka. Būtų gerai. Paklauskit, prašau dabar. Apie įkrovimo stotelių galę. Parašyta 150. Privažiuoju, man 25 minutės, pasikraunu ir namų ramę sąžinę važiuoju. Pasijungiu, kraunuosi, programėlė rodo 27, 4 stotelės, visos laisvos, tik aš vieną. Kur galėtų? Su kiek procentų atvažiavot prie stotelės? Čia, žinokit, yra... Kiek sakot? Apie 20. Baterijų 20. Tai, žinokit, yra labai keli niuansai. Ir čia, žinokit, yra klasika, kurį klausimą gauna mūsų ir kliento aptarnavimas, arba ir mes patys, ir užsiemam tą švietėjišką veiklą. Yra keli niuansai. Visų pirma, ar yra šilta baterija, ar atvyko tik ką iš, sakykime, nežinau, savo kiemo, ar turėjote ilgą kelionę, ar įvyko tas nustatymas, kad važiuoti į įkrovimo stotelę ir baterija pradeda šiltėti, ar jos procentas yra, nežinau, žemiau 20% likutis, nes nuo tų tokių esminių detalių priklauso, kokią maksimalią tuomet galę gali baterija priimti, nes jeigu ji neturi tos darbinės temperatūros, ji optimaliai negali įsikrauti. Nes šiaip būna mitas, sako, tai čia riboja galę, reklamuoja tiek, bet yra kitaip. Tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, turime Vilniuje, tarkim, prie Gariūnų, ar ne, ten yra mūsų galingiausia įkrovimo stotelė 400 kW. Turėjom irgi niuansų, kur atvažiuoja gal tik 60 įkrauna ir taip toliau. Ir po to sekantis atvažiuoja Porsche Macanas, kur, man atrodo, ten apie 300 kW iš karto pasiema galę. Tai labai dideli niuansai, mes visą laiką protestuojam ir pasižiūrim, gal iš tikrųjų kažkas yra sugėdę, bet 99%, kad būna tiesiog dar automobilis savo neparuošęs to maksimalios galios prieimimo. Šiaip tikrai geras klausimas, galiu paantrinti ir Dainius Jakas, kuris už jūsų sėdi, gali patretinti. Būna visuose tinkluose, taip kad praėjusiuose elektromobilių lenktynėse Ionity atvažiavom, įsijungėm kabelį, užkilo iki 130 ir išjungė. Nuskaičiavo depozitą, aišku. Vėl jungi kabelį, vėl užkyla iki 130, išjungia, nuskaičiuoja depozitą. Atsitinka tokių dalykų ir turbūt mes čia logiškai pereisim prie kito klausimo, ar įkrovimo tinklai
ateityje gali tapti išmanesni, sumanesni, bet galbūt ne jūsų klausimą šiek tiek tęsiant to, kalbant apie tai, kad, pavyzdžiui, pagal laiką gali pritaikyti kainodarą. Čia viena klausimo pusė, o kita, kaip mano visuomet skandinaviškai iš fantastikos ryties, kiemuose ir ne tik kiemuose. Pavyzdžiui, Göteborge yra pilotinis projektas taksi bevėlio įkrovimo. Volvo turi tą projektą, Göteborge atvažiuoja prie viešbučių, yra naudojama ta tokia plokštė platforma, ten iki 50 kW galima galia įkrauti elektromobilius. Tai ar įkrovimo tinklai išmanumo linkme keliauja? Tokios galimybės yra ir gal sakyčiau, mes šiaip Lietuvoje esame gal tokia labiau konservatoriški, kai ir patys namie pasirenkame kažkokį fiksuotą elektros planą ir tokiu būdu tiesiog, ieškom įkrovimo stotelių, kur tiesiog ta kainodara yra visą laiką ta pati ir vienoda. Bet turim visiškai netoli mūsų gyvenančius estus, kur jie iš tikrųjų daugiau naudoja tų biržos planų netgi savo namuose. Ir mes netgi matom tendencijas. Tuo metu, kai namie elektra yra šiek tiek galbūt žemesnė kaina, pigesnė, tai tikrai matom, kad mūsų įkrovimo apimtis viešam tinkle sumažėja. Ir dėl to, kad mes dar pakol kas naudojam tokią fiksuotą kainą, bet funkcionalumai tokie yra įmanomi. Mes visai ne per seniausiai testavomės keliose Vilniaus vietose. Viena iš jų buvo prie Vilniaus Litexpo, kur pagal biržos kainą buvo galima įsikrauti elektromobilį, sakykime, beveik minusinę, apart, aišku, to minuso, tik tais, turint tos prisidėjus papildomus kaštus už itin mažą kainą, bet ir iškomunikavus ir išreklamavus tą lokaciją, nebuvo kažkokio labai didžiulio susidomėjimo, nes šiai dienai atlikus mums tos tokius, kaip sakykime, apklausas ir išgirdus klientus, pakol kas vis tiek matom, kad prioritetas klientams kaip numeris 1 tai yra lokacija, greitis, galia ir tik tada kaina. Nes mes esam visgi dar besivystanti rinka, elektromobilių turim tikrai dar neįtin daug, tai tik 1% nuo bendro kiekio, bet kai aišku eisim į tą masinę jau elektromobilių augimo dalį, tuomet tikiu tikrai ta kaina taps jau ir galbūt pirmų prioritetų. Dar vienas klausimas jums apie kliūtis ir iššūkius. Visi mes taip norim didesnės, galingesnės infrastruktūros. Ko trūksta, norint, kad infrastruktūra dar labiau aplenktų, pavadinkime, elektromobilių plėtrą? Ar tai yra projektinė galia, ar tai žemės sklypai, ar technologiniai dalykai? Kas trukdo labiausiai, arba gal nieks netrukdo? Labai trumpai. Turim tokio, kaip ir šiek tiek, aišku, ilgo biurokratinio proceso. Yra įvairių institucijų, kur vyksta derinimai ir nesuderinimai ir atsitrenkiam ir ieškom kitų alternatyvų. Einam į tą pusę, manau, ieškom dialogo ir stengiamės jį rasti. Manyčiau, kad tikrai tų problemų dėl tinklo įrengimo mažėja. Dažniausiai, aišku, ten stojame į eilę dėl kažkokių tai galių ir panašiai, rekonstrukcijų, rangos, kas yra tiesiog natūralu. Turbūt pagrindas šiai dienai tai yra motyvacija operatoriam toliau vystyti tinklą, tai matyti augantį elektromobilių kiekį. Aurimo norėčiau paklausti, kaip valstybė gali prisidėti prie įkrovimo infrastruktūros plėtros ir gyventojų, ir verslo be abejo segmente? Na, turbūt nepaslaptis, kad valstybė jau dabar iš esmės prisideda turbūt subsidijom, kas čia buvo jau ir paminėta, tai yra parama elektromobilių įsigyti, parama įsirengti tiek viešą, tiek ir privačią stotelę, tiek prijungimo kainodaros nuolaidą. Tai valstybė turi tų instrumentų, taip pat bendras strateginis turbūt tikslas Lietuvos yra išnaudoti kaip įmanoma daugiau elektros energijos žalios. Planuojame užtikrinti, kad iki 28 metų iš esmės pasigamintumėm visą elektrą iš atsinaujinančių išteklių, padengti visą poreikį šalies viduje. Tai čia puikus ženklas ir tuo pačiu puikus laikas integruoti tą elektrą ir elektromobilumas iš esmės vienas iš tų būdų. Tai todėl vartotojas, kuris gali įsirengti ir saulės elektrinę,
ir įsigyti elektromobilį, panaudoti šilumos siurblį, taip sakant, turėti visą decentralizuotą uždarą ciklą namuose labai prisideda prie elektros sistemos ir prie šalies nepriklausomybės, nes atitinkamai sumažinam importą. Tai šitoj vietoj mes visą laiką ieškom sprendimo, dažnai diskutuojam su rinka ir kas iš tų naujesnių, sakykime, dalykų, kuriuos galbūt verta paminėti, tai vat kaip tik Seime šiandien vyko diskusijos dėl alternatyvių degalų įstatymo pakeitimų, kur ministerija siūlo elektromobilių įkrovimo paslaugas teikiantiems subjektams ir privatiems asmenim integruotis į kreditų sistemą, kurioje būtų galima už įkrautą elektros energiją gauti atitinkamą grąžą. Tai tikimės, kad ateityje iš esmės visi vartotojai galės prisidėti ir prie tinklo sprendimų ir tuo pačiu gauti naudą už tai, kad jie, sakykime, naudoja elektromobilį, jį įsikrauna namuose ir gali susimažinti savo sąskaitą dar labiau. Tai manau, tikrai ženkliai prisidės prie elektromobilumo plėtros ir elektromobilių skaičiaus augimo. Na, dar vienas klausimas iš fantastikos ryties arba apsimesiu elektros skeptikų. Jums abiems klausimas. Kaip jums atrodo, kada ateis ta diena, kai įkrovimo stotelę rasime taip pat greitai kaip degalinę? Tai viena klausimo dalis. Ir kada ateis ta diena, kai atvažiavus į įkrovimo stotelę nereikės maigyti nieko telefone, tiesiog įjungi į laidą ir nuėjai gert kavos. Automobilis pats susikalbės su stotele, įkraus ir grįši, sėdi ir važiuoji toliau. Tai nuo antros dalies pradedu. Kaip tik šiandieną dar turėjom tokią diskusiją ir kartu su kitais ir partneriais skirtą verslui. Kaip tik diskutavom, tai vadinama plug and charge funkcija, technologija, kur tu vieną kartą savo automobilio informaciją įsivedė ir tuomet viskas. Nebereikia jokių mygtukų, spaudinėjimų, programėlių, jokių RFID raktelių, atvažiavai, pajungiai kabelį į elektromobilį ir sesija įkrovimo prasidėjo, paspaudėjai, baigiai, ištraukė ir baigtas kriukis. Tai iš tikrųjų daug kas priklauso nuo pačių automobilių gamintojų ir nuo įkrovimo stotelių gamintojų, nes jie turi susikomunikuoti tarpusavį, tas po truputį vyksta, pasak Europos komisijos, tai turėtų ateiti į dienos šviesą ir tapti realybę 2027 metais. O kai bus tinklas toks pats, ne toks pat, bet įspūdis toks pats, kad ir ten važiuoji, ir ten, kaip dabar degalinių. Važiuoji per Elektrėnus, tai matai kiek degalinių, 3 turbūt iš karto. O kiek stotelių? Aš tai matau tiek pat stotelių, dar netgi daugiau. 2. Elektrėnuose. Na, ten lėto. Bet kas arčiau dabar nuo mūsų, degalinė ar stotelė? Turbūt stotelė. Tiesa? Jo, turim čia, bus ten, Vokiečių gatvėje. Pilna. Tai jau yra. Jūsų atsakymas, kad jau yra, supratau. Mes turim gerą infrastruktūrą, nereikėtų vargintis ir liūdėti, kad galbūt kažkur nepavyks įsikrauti ir nedavažiuoti. Pamirškit, tai buvo vakar, gyvenam šiandieną ir rodom, kad rytoj bus dar geriau. Gerai, dar vienas strateginis klausimas. Žmonės, kai svarsto, ar elektromobilis žalias arba kada jis tampa žalesnis už automobilį varomą vidaus degimo varikliu, viena iš dedamųjų yra tai, kad mes naudojame žalią elektros energiją. Tai tuomet skeptikai ir sako, o tai kaip čia dabar nustatyti, kad šitoje stoteliai tikrai yra žalia elektros energija? O kaip dabar atsakyti šitą klausimą? Žalia spalva kažkur užsidega ant stotelės gal. Kaip tai vyksta? Kaip ta žalia energija atskiriama nuo nežalios? Aš gal atsakysiu, šiaip paprastai žiūrint, tai bent jau 24 metų statistika rodo, kad šalies elektros suvartojame pusė buvo elektros žalia. Tai jeigu ką atvažiuoji prie stotelės, kraunėsi, tai jau gali automatiškai preziumuoti, kad pusė įsikrausi žalios. Bet jeigu taip, kas patvirtina žalumo faktą, tai turim tokį kilmės garantijų aspektą, tai tiekėjas, elektros gamintojas, jisai pagaminęs tam tikrą elektros energijos kiekį, jį gauna kilmės garantiją, kitaip tariant, kilmės garantija yra patvirtinimas, kad ta elektra žalia. Kilmės garantiją gali panaudoti stotelės operatorius, iš esmės taip jisai patvirtina, kad jo parduodama elektra yra žalia ir tas turi atsispindėti elektros tiekėjo pateikiamoji sąskaitoje.
Tai aš tik noriu užtikrinti ir patikinti, kad Ignitis On tinkle yra naudojama tik žalia ir Lietuvoje pagaminta elektros energija. Gerai, ir paskutinis klausimas. Na, gerai, iš salės klausimas, prašau. Buvo geras klausimas iš jūsų užduotas, kada aš galėsiu surasti taip lengvai, kaip degalinę surandu. Man atrodo, jūs nesupratot klausimų. Nuoširdžiai, pagal tai, kas dabar vyksta, iš tikrųjų yra reikalų surasti. Dėl to, kad mes esame įpratę degalinę naudoti ne tik kaip degalinę. Jeigu Statoilas ten, nežinau, kažin ar pusę savo apyvartos padaro iš benzino, tai čia ir yra atsakymas. Tuo tarpu atvažiavus į įkrovimo vietą, kavos labai retu atveju gali nueiti atsigerti. Gali nueiti Maksimą, parūkyti gali jo, nes nėra benzino, taip, variantas. Tai čia reikėtų truputėlį į šitą klausimą giliau pasižiūrėti ir va čia būtų klausimas, antra dalis to paties, ar ne? Tarkim, atvažiavus į kokį nors dabar kokį čia, multikino, pavyzdžiui, ar ne, į kiną. Užtruksi kokias 3 valandas, bet ten reikia surasti, kur kraut. Tuo tarpus namuose problema kita bus. Jeigu aš nakčiai paliksiu automobilį, pasikrausiu, o tada jūs baudą uždėsit, nes nepatraukiau laiku. Tai ką dabar daryti? Vidurį nakties keltis, ar kaip? Va čia toks iš 2 dalių. Atsakysiu gal šiek tiek iš operatoriaus pusės, Aurimas gal papildys, gal kažkokių minčių irgi turi. Tai labai daug kas priklauso nuo partnerių, su kuriais dirbama, pavyzdžiui, prekybos centrai ir visa kita, tai dažniausiai būna, kad su jais kalbamasi ir derinama, kur būtų galima įrengti. Mes visada, aišku, esame už elektromobilio vairuotoją, jo pusėje ir sakom, žiūrėk, turi būti prieki, prieinama, matoma ir be jokių ten 5 aukšto parkingų privažiavimų. Kai kurie dar, sakykime, partneriai, prekybos centrai sako, žiūrėkit, jūs ten kažkur kamputį pastatykit ir žodžiu. Tai yra dar šitas dalykas, kur partnerius reikia truputėlį irgi mums stipriau paspausti. Apie tai, kad turi būti tos, vadinkim, lokacijos prie kelio matomos ir ne tik stotelė, bet ir papildoma infrastruktūra, matom tikrai ir kiti operatoriai ties to dirba. Mes taipogi iš tikrųjų padengsime didžiąją dalį pagrindinių magistralinių kelių tiek Vilnius-Klaipėda, tiek Via Baltica koridorius per Baltijos šalis, kur bus ne tik stotelė, bet ir bus stoginės, šviečiantys papildomi ženklai prie kelio, kaip, sakykime, logotipas ir gal net kaina už kilovatvalandę, ar ne? Ir, aišku, be abejo, galimybė įeiti vidų, išgerti kavos ir be abejo pasinaudoti kitom paslaugom. Tai kadangi šiai dienai ir užtrunka atvykus į paprastą degalinę įsipilti ten benzino, dizelino, nueiti į vidų, nusiplauti rankas, pasimti kavos, pastovėti eilėj, paskrolinti telefone, 10 minučių, žiūri, kad jau tikrai tiek praėjo. Toks yra noras mums taip pat turėti tokią pat idealią patirtį mūsų naujose įkrovimo parkuose. Statom, užtrunka, infrastruktūra, derinimai, institucijos, bet turim, manau, bendrą matymą į tą teisingą gerą rytojų ir dar truputėlį palaukti. Aš gal dar šiek tiek dadėsiu, kad degalinės dabar tie subjektai, kurie stato naujas degalinės, jau dabar turi degalinį įrengti stotelę. Tai iš esmės matom tendenciją, kad degalinės irgi keičiasi, tai turbūt tik tai laiko klausimas, kada kiekvienoje degaliniai bus galima rasti ir degalų užpilimo kolonėlę, ir įkrovimo stotelę, ir kavos, taip sakant. Bet jūsų klausimas visiškai teisingas, neįvardinsiu degalinių tinklo vadovo, bet jis yra viešai pasakęs, kad tikrai iš kavos uždirba daugiau negu iš degalų. Tai linkiu ir Igničiui, ir visiems kitiems elektros operatoriams uždirbti daugiau iš kavos. Nes 15 minučių, tai ne tik naujienų portalas, bet ir laikas, per kurį mes galėtume įsikrauti elektros pakankamai, išgerti kavos ir tęsti kelionę. Paskutinis klausimas, ir nebūčiau žurnalistas, jeigu tas klausimas nebūtų, kaip čia pasakyti, toks pesimistinis šiek tiek. Eimantai, kadangi Ignitis didžiausias tinklas, tai labiausia matomos ir bėdos. O tos bėdos tai tie negeri žmonės, kurie ateina ne elektros įsikrauti, bet kažkodėl jiems reikia tų kabelių ir tų kabelių nelieka po to. Tai iš pradžių nesupratau, kas čia vyksta. Kokie yra problemos mastai ir kaip jums sekasi spręsti šią problemą?
nemeluosiu, skaudėjo galva nuo šitos problemos ir sakau, tai jau būtuoju laiku, dėl to, kad turim gerų žinių. Jie yra surasti, vyksta specifiniai teisėsaugos tyrimai. Tai plačiai nekomentuosiu, bet manau, kad esam užkardę šią problemą vien dėl to, kad ir kenkėjai surasti, vykdom papildomas saugumo sprendinius savo lokacijose. Ir aišku, panašu, mes irgi galvojam, kad gal tai tiesiog netikėtujai elektromobilumu, galbūt tiesiog noras pakenkti, bet panašu iš tikrųjų buvo norima ieškoti galimybę užsidirbti ten 10-20 eurų, nes, žinot, kabelis atrodo storas, ten atrodo, ten daug bus kokio tai vario, bet pasirodo ten daug izoliacijos, daug papildomų tiesiog kitų sudedamųjų dalių. Ir ten to vario iš tikrųjų nėra ten tiek daug, o mum nuostoliai būna ir po kelis tūkstančius už kabelį, nes jau jį nukirpus viskas, jau tu negali pridėti jo prie jungties, turi iš naujo visą sprendimą daryti ir gaminti, užsisakinėti, tai prarastos pajamos, bloga patirtis. Ir su tuo susiduria ne tik mes ir kiti operatoriai, bet panašu, problema yra šiuo metu sustabdyta, kenkėjai surasti ir vien dėl to, kad vykdomos papildomos saugumo iniciatyvos, stebėsena, sekimas ir taip toliau. Tai tikslas, kad atvykę rastumėt ne tik stotelę, bet ir galimybę įsikrauti ir turėti gerą patirtį. Toks mūsų rytojus ir šiandiena. Ir tų kabelių dar atsirado papildomos apsaugos priemonės. Jūs tarsi minėjot, bet aš tik noriu užakcentuoti, kad čia pavadinkim signalizacijos ar kiti dalykai, kurie taip pat veikia. Aš dėkoju už pokalbį, tai buvo Eimantas Balta, Ignitis elektrinio mobilumo departamento vadovas, Aurimas Alapieta, energetikos ministerijos tvarios energetikos politikos grupės vadovas. Sėkmės lenktynėse elektromobilių. Igničiui linkiu, kad elektros užtektų, visi įsikrautų greitai ir laimėtų.